geras, čia naujas tobulumo standartas, jūs turite manim patikėti, prisėskit arčiau ir pažiūrėkit. Namie televizorių aš žiūriu dažniausiai vakarais, šiais laikais televizoriuje viskas įmanoma, gali atsisukti laidą, gali pasižiūrėti filmą, nebūtinai realiu laiku, dėl to televizorius visų pirma man turi būti išmanus. Apie vaizdą kalbant, vaizdas šiuo metu televizoriuje turi būti nepriekaištingai geros kokybės, nes yra tokios technologijos, kad sugeba atkurti vaizdą tokį, kad, sakyčiau, gamtoj tokio nesurasi. Jeigu matai lapą, tai matai kiekvieną porą. Jeigu matai Kavaliausko barzdą, tai matai kiekvieną barzdos plauką. Televizorius turi naują technologiją 4K X Reality Pro, kuri užtikrina nepriekaištingos kokybės vaizdą. Ir jūs to irgi stikinsit. Šeimai skirtus filmus žiūrime visi kartu. Kalbant apie jaunimą mano namuose, savaime suprantama, jei televizorius turi galimybę būti pramogos įrenginiu ir žaidimu, tai taip, televizorių gali naudot žaidžiant Sony PlayStation, kur beje netgi ir pajudėti tenka, ne tik kad pasyviai stebėti ir stebėti tai, ką darai. Jeigu toks šalmas išmanus, kurį šiandien išbandžiau, atsirastų mūsų namuose prie mūsų naujo Sony televizoriaus, aš įsivaizduoju, kad būtų karas. Būtų karas kiekvieną vakarą, kas užsidės šalmą, kas su juo praleis daugiau laiko ir kas žais žaidimus, žiūrėdamas į televizoriaus ekraną ar galiausiai būdamas tame šalme ir toje virtualioje realybėj. Tai ką turi turėti savy televizorių šiuolaikinis, kad jis būtų geras televizorius? Jis turi turėti gerą garsą, jis turi turėti gerą vaizdą, jis turi būti išmanus savaime suprantama, jisai turi būti didelės įstrižainės, per visą sieną pageidautina, kiek 5 savybės, taip. 1-2 centimetrai. Viskas, nedaugiau, plonas televizorius, tai yra šie laikai, 21 amžius, jisai kaip paveikslas, gali paimti ir pakabinti bet kurioje vietoje ant sienos ir jis ne tik atliks savo funkciją kaip televizorius, jis galės atstoti paveikslą. Liuks, geras televizorius, Sony televizorius, kurį šiandien išbandžiau, man paliko tikrai puikų įspūdį, pasižymė visom mano išvardytom savybėm.